Tęsiam čia studijų pokalbį su Pajauta naujųjų metų vakarėlio organizatorėmis. Daugiau garsas nebesidubliuos, kas girdėjot pirmą pokalbio dalį. Aidėjo tiesiog, nes aidas keliauja nuo jūsų renginio. Žinia, plačiai, taip. Čia paklausėm Magic Spells 777, priminkit, kas čia yra per kūrėjas. Pitch Shifter yra nuostabus kompozitorius, kuria pasislėpęs irgi su savo mergina, jinai jam vokalus rašinėja, jisai Ringailė Barkauskaitė. Pusiau groja gyvai, pusiau groja elektroninę muziką, viską maišo, dubliuoja ir yra burtininkas. Jis visiškas burtininkas. Pitch Shifter jo yra nikneimas, jis yra Kastytis Žukauskas ir daug daro su mergina įrašų. Ringailė Barkauskaitė, čia irgi girdėjom jos balsą šitame kūriny. Tai kai jis groja per mūsų Pajautos festivalį šią vasarą, tai aš iš esmės ne visai žinojau tik tai iš jo atsiųstų kūrinių. Jį pakvietė Kristina į festivalį. Ir kai jisai užlipo ant scenos, tai žinokit, jis tikrai yra burtininkas. Jis yra absoliučiai burtininkas, žongliruojantis elektroniką su gyvais instrumentais, vienoj krūvoj viską. Tai, tikrai magiškas žmogus. Ir jūs naujųjų metų naktį. Tikrai, tai Danguolė kažkada vedė vaikų namuose. Tantrą, aš pasižiūriu tas nuotraukas ir iš karto verkiu. Tai visi žaidimai labai lengvai, atsimenu, kažkaip jinai per daineles pereidavo ten, pavyzdžiui, į akių kontaktą, kad akytėse turi ieškoti angeliukų, arba ten apsikabinimų kažkokį žaidimą turėjai ir visokius tokius dalykus pritaiko ir vaikams. Ir jie mokėsi, ypač būdami vaikų namuose, mokėsi, kaip gali gauti ryšio ir kaip jį duoti ir kaip vienas kitą palaikyti. Vieni iš kitų, jie neturi, tarkim, tėvų, bet jie gali vienas su kitu turėti tą ryšį ir kurti jau būnant. Vaikų namai tai buvo gyvybės langelis Antakalnio Žolyno gatvėje, tai yra visiškai beveik kūdikiai, nuo iki 3 metų buvo ir magiška, nes, tarkim, tokia praktika kaip kvėpavimo pratimas atrodo, tai kaip jį čia dabar vaikui? Mes tai įpinam į žaidimą, kad jis yra balionas, kad jis įkvėpia tam tikrais ritmais, kaip darytų suaugęs žmogus kažkokį kvėpavimo pratimą per jogą. Tai lygiai taip pat viską į žaidimą, viską į daineles, viską į istoriją ir mes praktikuojam sąmoningumo praktikas. Tu gali palyginti, ar su vaikais yra lengviau ar sunkiau. Man bent jau iš šono žiūrint atrodo, kad gal vaikai kaip tik labiau atsipalaiduoja ir lengviau juos yra įtraukti, ar ne? Lengviau dėl to, kad jie gyvena pasakoj ir jiems labai lengva pasakyti, dabar mes esam taip ir jie puikiai atlieka tą pratimą, nes tu jiems eini per paaiškinimą, per kažkokią vizualiką, istoriją, pasaką. O suaugusiam atėjusim reikia dažnai persilaužti būti vaiku. Tai mes su vidiniu vaiku irgi labai daug dirbam. Mes esam dirbtuvės irgi paruošusios su vidiniam vaikui. Kartu vedam, tarp kitkos, su sesės Krista. Danguolė dar yra ir klaunė prie viso to. Šiaip labai čia įdomi jūs kalbat, bet aš galvoju, reikia prie tų naujų metų kažkaip dar sugrįžti. Aš esu atsidaręs renginio naujų metų aprašymą jūsų ir ten pusės dalykų nesuprantu, kas rašoma, tai paprašysiu paaiškinti, kad būtų aiškiau. Gerai? Tantrinės praktikos ir cuddle rooms. Čia kas tai yra? Tai tantrinės praktikos tai bus daugiau įžanginės tantrinės praktikos, kurios skirtos ryšio kūrimui kartu. Tai pavyzdžiui, jeigu tu ateini į vakarėlį vienas ir nieko nepažįsti, tai tu iš to vakarėlio išeisi su krūva draugų. Taip veikia tantrinės praktikos, todėl kad tai yra apie ryšį, apie ribas, apie šiek tiek prisilietimo, apie intimius pokalbius. Bet reikia perlipti per save, kad galėtum tai patirti. Ar čia užtenka laiko vakarėlio metu tai padaryti? Aš gal galėčiau net papasakot pavyzdį, tarkim, kokį mes turim žaidimą. Yra, pavyzdžiui, man atrodo, vienas pirmiausių pratimų, kurios darom, tai yra akių kontakto, kad tu vaikščiai erdvėje, visi vaikščia, sustoji, pirmas akis, kurias sutikai, tiesiog pastovi minutę, pasižiūri viens kitam į akis, eini toliau. Ir tu tiesiog taip žaisdamas, susirenki tas akis, susirenki žmonės ir tau tiesiog pasidaro savaime drąsu ir jauku čia būti ir tu žymiai lengviau gali atsiverti. Tas pats su fiziniais pratimais, tarkim, yra šviesoforas žaidimas, kur uždedi ranką ant žmogaus kūno, tik tai jam leidus, jis turi pasakyti spalvą žalia, uždedi ranką ir tada po truputį, tarkim, keliauji ranka ir jisai turi nuolatos tau leisti, iki ko... Arba neleisti. Arba neleisti. Sustoti, pavyzdžiui, pailsėti. Žodžiu, tu esi visiškoj kontroliai ir nieks tavęs neprilies arba nekalbės tam daugiau, negu tu pats nori. Tu esi visiškai laisvėje susikurti tokią erdvę, kokios tu pats nori.
Tai gaunasi, kad nebūtina atsivesti krūvos draugų į tą renginį, ar negali ateiti vienas ir, kaip ir sakėt, išeiti. Vienišių balius. Iš tiesų tai labai dažnai, Kristė pajokavo, bet iš tikrųjų labai dažnai žmogus, dabar gal daugam gali surezonuoti, kas, pavyzdžiui, klauso, žmogus, kuris pradeda eiti kažkokiu tai sąmoningesniu keliu, kažkokiu tai dvasingesniu, sveikesniu keliu. Man ir pačiai tai buvo, kai man buvo 24 metai, aš nusprendžiau nebegerti, nusprendžiau sveikai gyventi ir mano draugų atmosfera tikrai po truputį kito, bet tą akimirką, kai aš suvokiau, kad aš noriu biški kitaip, man atrodė, kad aš biški outsiderė, atrodo, kad nelabai kažkur pritampu ir norėtųsi kažkaip kitokios aplinkos, bet toj senoji jau nebeįdomu ir vat tam tokiam sveikesniam kely kažkokiam labai dažnai pasijauti vienišas. Tai ateiti į tokį renginį yra turbūt variantas surasti daugiau tokių bendraminčių, kurie nori kažkaip kitaip tos naujus metus sutikti, nes visi naujus metus įsivaizduoja, kad tai yra šampanas, šaunam ferverkai ir panašiai. Tai yra labai netradicinis šventimas ir tikrai kažkoks kitoks. Tai, aš manau, kad turbūt netgi didžioji dauguma žmonių, kurie ateina į tokį vakarėlį, jie turbūt ateina vieni. Aš tai norėčiau pridurti dar iš savo pusės, kad kartu ateina ir daug porų ir, pavyzdžiui, aš esu mama ir kai susilaukiu vaikų, tai irgi labai pasikeičia visas pasaulis ir tavo draugai, kurie nesupranta tavo kasdienybės dabar, tu sunkiau gal adaptuojasi prie viso baliaus ir, pavyzdžiui, naujų metų šventimas, kur visi ganėtinai kryptingai viena kryptim juda, tai tavo šeimai gali šiek tiek sunkiau surasti, ką veikti. Tai tokiu, pavyzdžiui, irgi atveju yra puikia vieta, kur tu gali su savo draugais, su savo šeima pabūti ir visiškai pilnavertiškai švęsti, bet nepažeidžiant savo kažkokių ribų. Kas yra pelyno ceremonija? Aš toliau einu per pasaulį. Mes čia, jeigu apie kiekvieną taip ilgai, nereikia trumpiau pasakoti. Pelyno ceremonija tai yra lietuviškas augalas. Pelynas. Labai kartus, ar ne? Taip, kurį žino visi iš močiučių, kai tau, žodžiu, apsinuodija arba kirminukai graužia pilvą, tai reikia gerti pelyną. Močiutės ištraukia iš savo žolelių. Bet iš esmės pelynas jis yra labai tokios aukštos vibracijos augalas, dėl to mes jį darom ceremoniškai, tai reiškia, kad mes visi kartu ruošiam tą arbatą, tokia raganiška gaunasi ceremonija. Arbata yra visiškai, pelynas, tai yra žolelė kaip ir ta pati čiobrelis koks nors, tik tai, kad jinai yra labai karti. Tai jinai apvalo ir energetiškai, sako žmogu, apvalo ir fiziškai apvalo. Ir vat mes į naujus metus, kodėl mes darom pelyno ceremoniją, nes dažnai su ekstatiniais šokiais ir tokiais blaiviais vakarėliais labai dažnai eina kakavos ceremonijos. Dabar irgi populiaru kakava. Tai mes imam pelyną, nes tai yra lietuviškas augalas ir mes paliekam su senais metais viską, kas nereikalinga. Su tuo pelynu mes apsivalom ir einam švariai, šviežiai apsivalę į naujus metus. Tai dėl to vat pelynas. O kodėl ceremonija? Nes tai yra tikrai nekasdienė rytinė arbatėlė. Tai yra ką susidraugauti su savim, išgerti puodelį karšto kartaus gėrimo. Tai irgi tokia ganėtinai įdomi praktika yra. Nuryti viską, kas tau nebereikalinga ir, žodžiu, tai aš teisingai suprantu, kad ir pelyno ceremonija ir kakavos esmė ne tame gėrime yra, ar ne? O aplink, ką tai reiškia ir gal pačioj ceremonijoje. Aš sakyčiau, kad būtent pelyną gerant, tai gaunasi dvigubas tas, todėl kad dviguba prasmė, nes tu ir darai ceremoniją su ale paleidimu, gali kažkokią intenciją įdėti, kad, nežinau, kažką noriu paleisti, bet kartu tai yra ir tiesiog sveikas gėrimas, su kuriuo tu fiziškai apsivalai. Tai yra ir odai gerai nuo spuogų, ir vidiniam apsivalymui ir panašiai. Toks visas šitas reikalas, bet ir kodėl ceremonija, nes tu vienas pats nepasidarysi tokios arbatos ir neišgersi tą, o kai esi su draugais, tai kažkaip lengviau tą padaryti. Tai tiesiog sveika apsivalyti. Kaip detoksikacija gal. O apsivalius galima ir pašokti. Tada, būtent. Ekstatiniai šokiai, jau užsiminė irgi yra sąraše. Ekstatiniai šokiai ir blaivus reivas. Ekstatiniai, šitas žodis, čia jis susijęs su kažkokia ekstaze, kažkokiu malonumu, jo pasiekimu ir kaip čia įmanoma per šokį tai padaryti. Tikriausiai tas pavadinimas veda į tai, kad yra ekstatiniai šokiai, kad yra ekstazė, nes tu šokio ir judesio pagalba išeini kažkokią laisvę ir atsipalaidavimą ir, sakykime, ekstazę. Aš šitą pavadinimą savo praktikom naudoju gal labiau, nes jis toks aiškiai žmonėms suprantamas,
tam tikriem žmonėm. Bet šiaip iš tikrųjų tai labiau tai yra tiesiog judesio praktikos, judesio žaidimai, analizavimo kūno, yra daug iš teatrinių žaidimų visokių, iš teatro paimtų, kaip tiesiog pajusti. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra, jeigu neklystu, Kiseliovo technika, tai vadinasi, kai tu paimi vieną tašką savo kūne, tarkim, yra plaštaka, turi surasti plaštakoje tašką, kurio niekada gyvenime net nepagalvojai, už kažkokio kaulelio, už savus gyslytės, kur galėtų būti tas taškas, ir tada bandyti su juo judėti, su juo šokti. Ir tokiu būdu žmogus pamiršta, kaip atrodo, pamiršta, kad kažkas jį gali matyti, ir kaip girtas galėtų šokti, negalvodamas apie nieką, taip tu gali tiesiog šokti, būdamas su savim, su savo kūnu ir džiaugdamasis jo buvimu tiesiog. Bet ar bus įvadas, kurį tu papasakojai, kaip čia tie šokiai vyksta, nes atrodo, jeigu, kai tu papasakoji, atrodo, okei, susikoncentruoju čia, tada kažkaip, nes jeigu tiesiog reiktų, matai aplinkui šokančius, reikia kažkaip irgi vienam čia įsijungti, šokti, užsimerkti, atrodo labai baisu. Taip, tai viskas būna vedama, kaip kelionė, mes pradedam nuo paprasčiausių kažkokių praktikų, kažkokių technikų, tokių pasiimam žaidimų ir pradedam per tai būna kokia, tarkim, valanda, gal vien pratimu, tu gali pailsėti, gali intensyviau daryti, gali analizuoti savo judesį, kaip tik tai nori. O galiausiai išeinam į tą jau vadinamą ekstazę, kur tiesiog jau praėjai visą kūną, pajutai viską, ką gali ir pasileidi tiesiog plaukus ir jau taškaisi, kaip tiesiog norisi. Tai vad, kuom gal skiriasi, aš norėčiau paminėti ekstatiniai šokiai nuo įprasto vakarėlio. Tai ir yra tai, kad mes vedam į atsipalaidavimą žmogų ne su kažkokiom papildomom priemonėm, nusipirkau gėrimą ir atsipalaidavau, kaip daugam turbūt įprasta, bet vedam į pajautimą savo kūno ir paleidimą jausmo, ką kiti pagalvos apie tave. Tai visiškai žmonės atsipalaiduoja, būna voliojasi ant žemės, sienom raitosi ten. Tai yra tiesiog absoliučiai savęs išlaisvinimas vidinis, kaip tau intuityviai norisi judėti. Ir negalvojant, ar tu gražiai atrodai, ar reikia į kairę į dešinę trypčiot, ar kaip čia mes šokam. Šokis, šitu atveju ekstatinis šokis, tai yra judesys, kaip tu nori, pažadinti savo vidinį vaiką ir judėti, kaip vaikas žaistų. Džiaugtis tiesiog judesiu. Pavyzdžiui, vaikai pasiima vieną judesį ir jį kartoja, nes jam tiesiog linksma. Arba garsą tiesiog, įdomiai skamba ir darai. Tai tas pats, tiesiog iššauki tai. Ar Horusai bus vienas iš tų, Horusai rūpinsis šokiais? Taip, Horusai jau bus pas mus ekstazėje. Jau bus aukščiausias ekstazės taškas. Taip, vedantis jau po visų judesio techninių kažkokių žaidimų. Jo, jis yra nuostabus kūrėjas, viską pats daro, viską pats kūrė, savo kūrinius daro netgi taip, kad daro jos pats kaip kelionę. Čia yra tik tai, ką jisai dabar pasidalins mumis, tai yra tik tai dalis, nes jo muzika yra viena daina prasideda ir jos pabaiga yra kitos dainos pradžia. Ir visą savo muzikais į tokį plaukimą kažkokią kelionę dėlioja, kas man atrodo labai įdomu. Mes turim pasiklausimui paruošę Showstopper, jo darbą. Girdėjau, kad čia dar nieks negirdėjo. Jo. Nieks negirdėjo. Taip, jis yra pasislėpęs jaunas kūrėjas, kuris labai, tikiu, kad labai greit iškils, todėl, kad yra beprotiškai talentingas žmogus ir mes irgi atradom per tokias sąmoningumo bendruomenės. Aš jo nebūčiau sužinojus, jeigu ne kažkur tai susitiktume tokiam kažkokiam festivalį ar kažkur. Tai jo, tai jaunas kūrėjas, kuris, manau, kad pelnytai turėtų greitai šauti į viršų tiek Lietuvos, tiek gal net ir pasaulio padangiai. Tai pasiklausom jo, paskui dar pratęsim pokalbį, dar yra ką pakalbėti apie šitos pajauta naujuosius metus. O dabar Horusai, Showstopper.
Čia buvo Horusai, premjera Showstopper, darbas, kurį atsinešė Pajautos žemė įkūrėjos Kristina Morta Paškevičiūtė ir Danguolė Petrikaitė. Jos yra čia studijoje, jos pasakoja apie tai, kas laukia tokiam alternatyviame, sakyčiau, naujų metų vakarėlyje Pajauta New Year Carnival of Gods. Kodėl dievų karnavalas, iš kur šitas pavadinimas? Tai mes kiekvienais metais, šitas naujametinis mūsų balius, pavadinkim, festivalis 2 dienų, yra jau ne pirmus metus. Pajautos festivalis buvo pirmus, bet naujametinius mes jau darom 4 metus iš eilės ir kiekvienais metais turim skirtingą dress kodo temą. Tai buvo ir Inner Totem, vidinis totemas, buvo Past Lives Carnival, kad, žodžiu, praeitų gyvenimų. Aha. Tai šiais metais mes nusprendėm dievų karnavalą daryti, kad visi ateitų persirengę kažkokiais dievais. Nu, taip iški žaidžiam taip. Ir aš dar noriu paminėti, kad bus renkamas Dievas, geriausias kostiumas, kuris laimės vasaros festivalio bilietus. Taip, tai geriausias kostiumas bus Ir nugalėtas. iš karto jau užsidavėt, kad ir vasarą bus festivalis. Tai aišku, kad bus. Tai bus, nu tai negi nebus, ką jau darysim. Kur mes dėsime? Gerai, kas dar laukia, apie ką dar nepakalbėjom festivalyje, gal dabar taip neišsiplečiant, bet ką dar ten esat numačiusios svečiam, ne festivalį, atsiprašau, naujų metų. Festivalis, nes 2 dienų. Tai bus 2 dienos vis tiek. Okay. Pirmą ir pirmą. Tai kaip ir festivalis, toks mini, pavadinkim, o laukia, tai mes pradėjom nuo to karnavalo dabar kalbėti apie kostiumus, o kostiumai bus integruoti į visą sceną, tokį gal scenografiją, pavadinkim. Tai ne tik, kad žmonės ateis su kostiumais į tiesiog patalpas, bet bus jos labai gražiai išdekoruotos ir mūsų renginį dekoruoja Deividas Katkus, dizaineris, taip pat Adomas ir jie, žodžiu, kūrė Adomas Žindulis ir jie kuria dekoracijas iš medžiagų, dauguma tų medžiagų bus paimtos iš mūsų Pajautos žemės. Tai yra visokios šakos, žodžiu, bus gyvos dekoracijos teatro erdvėse. Mes darom Vileišio 18 teatro erdvėse. Kartu dar mūsų yra draugai Sandikčių mugė, kurie mums skolina ir duoda pasidžiaugti įvairiom skulptūrom savo. Antikvariniam. Antikvarinės skulptūros, Sandikčių mugė, čia yra Kedrų gatvė 4, beje. labai, mūsų atradimas, mes labai mėgstam visokius sandikčius ir panašiai. Ir vaikštinėjom ten ir sakom, wow, čia kiek galima dekoracijų prisirinkti. Tai, nu, tikrai faina vieta ir tokia neatrasta Vilniui gal. Ja. Dar bus dailininkės Upės Plitauskaitės dideli paveikslai su laumėmis. Jinai tapo, piešia ir visaip kitaip įformina tiesiog nerealias laumės. Aš esu visiška laumių fanė jos ir jos irgi puoš mūsų erdves. Balandos vadinasi jos laumių paišymas, visas tapimas, tapyba, tai įspūdingo dydžio paveikslai ir puoš mūsų irgi erdves. Tai... Čia labai skamba ir visas
tas visos veiklos, kad jų labai daug ir dabar kiek išvardinot žmonių vien prie dekoracijų dirba, kiek laiko užtrunka pasiruošti tokiam renginiui? Nes atrodo, kad čia 5 metus reikia ruošti. Panašiai ir yra, mes iš tikrųjų dabar jau intensyviai. Dar nepaminėjai, kad kas dar laukia, tai antrą dieną rašymo sesijos laukia. Antrą dieną yra jo naujų metų rezoliucijos, naujų metų pažadai, labai populiaru yra, tai mes viską įpinam irgi į rašymo sesiją su tam tikra sistema, kaip padaryti, kad tos svajonės ir planai iš tikrųjų įsigyvendintų. Yra dar kažkokie būdai, kad tikrai suveiktų? Ne tik pažadėti savo, bet ką daryti iš tikrųjų, kad tu patirtum tuos dalykus, kurių tu nori per ateinančius metus. Susikurti tikslų planą, kaip pasieksiu tų savo norų. Taip. Tai bus rašymo sesija apie tai, bus meditacija, bus kvėpavimo praktikos. Tokia antroji diena yra ramesnė, be šokių, be vakarėlių, bet tokios, tai kaip aš noriu dabar gyventi per šios metus. Ir taip, geras startas toks. Gaunasi, kad pirmą naktį ir pirmą renginio dieną išsišokė, ar ne, paleidi visus tuos metus praėjusius, o tada antrą dieną jau planuoji naujus. Švaria, pelinuota siela. Tai visiškai toks scenarijus. Gerai, tai paprašysiu dar kartelį tiesiog priminti trumpai visiems, kas čia įsijungia kažkur vidurį pokalbį ir nesupranta, apie ką mes čia kalbėjom, kas čia vyks, trumpai kaip vadinsis, kur galima rasti šitą renginį ir kas jį yra kviečiami ir laukiami. Tai mūsų Instagramas yra Pajautos žemė, Pajauta Fest, Pajautos žemė galite vesti, tai ten rasit visą informaciją. Tai, aš manau, kad viską susirasit. Pajautos žemė ir Facebookas, ir Instagramas. Sąmoningų naujų metų vakarėlis laukia. Sąmoningų man yra svarbu, kad tai nėra kažkoks... Tas žodis sąmoningas yra toks labai atrodo nuvalkiotas. Tai aš sakyčiau, kad mes tengiamės, kad tas sąmoningumas pereitų į labai daug patyriminių taškų, į meną, į šokį, į ryšį, į maistą muziką, ir panašiai. Ir jis laukia? Vileišio 18 nuostabios meno erdvės, teatras. Teatro erdvės, kuriuose vyksta daug visokių meninių įvykių ir jie mus priema šiais metais daryti šitą mūsų crazy balių. Cool. Tai ačiū labai, kad atėjot, kad papasakot. Aš tikiu, kad klausytojams tikrai buvo įdomu, bent jau man tai tikrai įdomu, sužinau daug naujų dalykų. Linkiu, kad sėkmingi tie būtų ir tas renginys ir aišku, sėkmingi ateinantis metai. Ačiū tau labai, labai, labai. Ačiū tau. Linkim LRT to paties. Kūrybos aukštyn. Ir linkim apsilankyti. Gal ne šitam, gal kitam, gal festivalį kažkur. Aš manau, kad mes tikrai dar susitiksim. Kalbėjom su Pajautos žemė įkūrėjomis, su Kristina Morta Paškevičiūtė ir Danguolė Petrikaitė. Dar kartelį ačiū, kad užsukot. O čia dar vienas kūrinys iš Baranausko, kuris irgi gros naujametinėme Pajautos renginyje. Ačiū tau.